Atsakysiu porą tokių techninių klausimų dėl printerių, klausiu čia Andrius. Dėl DTF printerių maintenance Audley turi automatinį valymą, klausia, ir ar užtenka jį laikyti jungtą ir printheadas skalaujas karts nuo karto. Bet cupping vis tiek daryti reikia. Nesirodysiu iš kažkoks ten ekspertas, bet tie brangesniai industriniai printeriai jau patys valos. Pas mane tas didžiausias yra, tai jisai pats valos automatiškai. Laikau visada įjungtą, balti dažai maišytus ištisai. Dėl wet cupping station jį tik reikia daryti, kai printerį laikysi bent kokią savaitę jau išjungtą. Išvažiuoji atostogų ar kažką, tada darai cupping station. Kitas klausimas bus, kiek kainuoja sandėliai aplink tavo miestą, ar tokiam bizniui reikia mokėti Council Business Tax. Pas mane yra 1200 square feet, kiek čia 100 kvadratų gal. Council tax nereikia mokėti, jeigu yra sandėlio vertė mažesnė nei 12 500 svarų. Tada nereikia mokėti. Ir tik yra vienintelė tavo patalpa. Jeigu jau turi antrą kažkur parduotuvę ir kažką, tai jau reikės pilną sumą mokėti. Nemažai gaunas tai. Bet jeigu vienas tik sandėlys, tai tada nereikia mokėti. Man čia per klaidą atėjo tie council taxai, tai nebuvau sutvarkęs iki galo. Tai vat, pas mane įvertintas yra 11,5 atrodo tūkstančio tas sandėlys. Tai atėjo bilas, kad vienas 5,000 atėjo ir kitas 2,000. Įsivaizduoju, reikėtų dar ekstra 700 ant nuomos viršaus mokėti. Čia labai brangiai gautas.